nuo Le miestelio Himalajų kalnuose. Mes jau pasiruošę judėti į kalnus, mašina mūsų laukia. Važiuodami mėgavomės puikiais atsidarančiais vaizdais, keriančiais kalnais. Šiek tiek pamatėm kariuomenės, bei mums atsidarė puikus laukai, nuo kurių ir pradėjom savo žygį. Pradedam su šypsena ir nuo nusileidimo. Tai kad fainai, kad ne nuo pakilimo. O greitų metu paaiškės, ar čia geras nusileidimas. Kol kas matau, kad akmenukų daug, tai kad reikia būti atidžiam, nes galima paslysti ir susižeisti. Tai kad judame atsargiai. Na, iš tikrųjų tai labai faina, kad atsivėrė prieš mane labai gražus vaizdai, tik pradėjus kelią. Tai įsivaizduoja, kas laukia manęs toliau. Girdžiu artėjančią upės tekmę. Įdomu, ar tiltelis liko po nuošliaužų, ar reikės mums bristi per upelį. Pamačius tiltelį sveiką, labai apsidžiaugėm, tik aišku reikėjo eiti atsargiai, nes yra šiek tiek skilučių. Žygį mums palaikė kartu Maikas iš Vokietijos. Jisai tapo Himalajų žvaigždė. How you feel? Nes nežiūrint jo amžių, jisai praėjo visą kelią. Start! Judam tarp vietinių kaimukų. O štai ir vietiniai su savo transportu. Gražuolės karvutės ir gražioji Damutė. Gal jos vardas Danutė? Praėjus šio miestelio stupas, mums atsivėrė nauji horizontai. Labiau dykuminiai, bet ne ką mažiau gražus, nes atsivėrė dar didesni kalnai. Todėl nutariau atsisėsti, pailsėti ir užvien pakelti savo paukštelį, kuris padės pamatyti mums daugiau. Keliukas atsidaro prieš mus, kas kart įdomesnis ir gražesnis. Dabar pas mus yra nuolydis, kur Ilona eina savo mėgstamą pozą krabų. Pagalių nenaudoja, nes nori fotografuoti jiems gražius kadrus. O štai ir mūsų stiprioji Ilona. Begalybių begalybė. Stiprybių stiprybė. Ilonyta Manonyta. Ilona surado pasiklydusi draugą. Bet kažkodėl jis jau nebekalba, nesuprantam kodėl. Kaip manot, kas atsitiko su šito draugu? Pabalo? Gal saulės smūgį gavo? Keliukas mus lepino ir mes turėjome progą su Maiku daugiau pabendrauti, sužinoti apie jo gyvenimo istorijas, kurias jis sukaupė per tiek metų. Prasidėjus nuolydžiui, mes pamatėme upę bei žalumyną, už kurių slepiasi namukai, kuriuose planavom padaryti pirmą stotelę. Tik aš pamačiau tigrą. Su Maiku eina pažiūrėti iš arčiau jį. Himalajuose gyvena baltieji tigrai, bet šį kartą matėme jį ant akmens. Priėjome mūsų pirmos stotelės. Ir dabar užsuksime atsigerti arbatytės, pailsėti, kad Maikas susikauptų jėgom. Ir vat jums klausimukas. Kaip manai, kiek metų yra Maikui? Rašyk komentarus, kas atspės, vienas laimės gerą prizą. Tadam. Keliukas, tiesą sakant, yra labai įdomus. Visų pirma tom, kad yra kur sustoti ir pailsėti, kur tave pavaišina skani arbata ir pasikrovęs energijos judi toliau. Tai kad pagalba šiuose keliuose visada yra. Ir nėra ko bijoti, nes kaip ir matai, Maikas ne pats jauniausias, bet juda kaip mes. Tokie keliai tai yra be galo faini. Aš juose jaučiuosi labai gyvas, kupinas energijos. Šitie riešutai auga čia. Ir jie labai skiriasi nuo to, ką mes gaunam Lietuvoje, ar jau ten, kur jie neauga. Labai skanus. Ačiū šitiems namams, šitus skanius pietus ir mes judam toliau.
aukštapelkė. Pailsėti, bet to pačiu ir labai gera pasižvalgyti į kalnus. Ir jau ne už kalnų atsidarys pas mus miestelis, kur mes šiandien apsistosime, pailsėsime. Keliukas labai smagus ir aš manau, jį gali eiti kiekvienas norintis pajusti kalnus. Nes su mumis netgi eina Maikas, kurio amžius yra XXX, rašyk apačioj ir laimėk priziuką. O mano akise jau atsidaro vaizdai miesto. Ai karamba, koks grožis atsidaro pas mus čianai miestelis. Mes įveikėm. Paskutiniai metrai buvo tokie, norėjusi greičiau užlipti. Pasiekiau pirmąjį tašką. Be galo esu laimingas, paskutiniai metrai buvo, aišku, šiek tiek sunkoki, bet mes visi įveikėm, liko dasilaukti Maiko. Ja, aš jau jį matau, jam liko 5 metrai, bet čia patys jam išturimingiausi tie 5 metrai. Tai, kad be galo faina buvo eiti, gera buvo su šypsena šią dieną pragyventi. Ir ramiai apsistosim, parodysim, kokie čia mūsų laukia šiandien rumtūrai, vaizdai, vaišės, šokiai, mokiai, omčantingas ir geras sapnas, aš manau, šiandien bus. It's wonderful. Nice day, nice weather, nice people. So what else do you want? Pagaliau pasiekėm savo kambariuką su, manau, vienu iš nuostabiausių vaizdų, kokius dabar turėjau čionai Himalajuose. Ir žiūriu į Šyvos namus. Šiandien su juo kartu miegosim. Šiaip iš tikrųjų be galo laimingas, kad radom tokį kambariuką, autentišką, seną, kuriam aš šiandien įsimiegosiu labai gerai ir žiūrėsiu į žvaigždės. Be galo faina. Dabar paragausime šio regiono vietinį maistelį, kurį mums gaminamas senelis. Very, very good lad. Very good. What's your name? My name is Nurbu. Numbu. Nurbu. Yes. Nurbu. Nice to meet you, Nurbu. Senolis mums pagamino skanę sriubytę. Tokią vegetarišką galim pasakyti. Tai, kad aš labai esu patenkintas. Dabar pasistiprinsiu maisteliu ir manau greitai nulūšiu nuo jo įsimiegoti. Gražiai vaizdu pro langą. Dar tiesiog guliu ir žiūriu televizorių savo. Rytas mus pasitiko gražiais spinduliais saulės ant kalnų ir taip atrodo, kad ten kažkokia auksinė dabar spalva pas mus ant viršūnių. O iš tikrųjų tai įsimiegojau labai gerai. Naktis buvo rami, nes po žygio tiesiog nusmigau ir įsimiegojau puikiai, atsikėliau 4:40, padariau praktiką vieną. Ir dabar su mielu noru to jau pavalgysim, nes jau mačiau, kad mūsų senukas ruošia mums maistelį ir trauksime į tolimesnį žygį, kur šiandien mūsų lauks žygis palei upę, šventyklos bei kita stovyklavietė. Tai kad judam toliau, o tau skanios arbatos. Let's go! Judame mes toliau iš šito gražaus namuko į kitą keliuką. Tik kad, vis dėlto mums nepavyks šiandien aplankyti šventyklos vienos, nes užlieja lietutis vienus kalnus ir mes tiesiog įdėsim į kitą pointą be šventyklos. Visi pasiruošę, mūsų grupė stiprioji, švarioji, gražioji juda toliau, o taip atrodo autentiškai visas miestelis, kaip viduramžių amžiais. Pasukau dar mantų ratą, kad mums sektųsi puikiai šiandien įdėti mūsų keliai. Šiandien mes nusprendėm šiek tiek kitokią kelią pasirinkti, negu vakar vakare buvo suplanuota, nes šiandien pasitarėm su vietiniais ir pasakė, kad ten per tą kelią, kur norėjome eiti per šventyklą ir atgal per kalnus, kalnuose užlijo vandens labai daug ir pas mus daug labai nuošliaužų ir kur mes galim nepraeiti.
kadangi mes dar einame su Maiku, kurio amžiaus tu turi atspėti, tai sprendėm eiti per kelią, bet ieškom, aišku, vis tiek savo nuotykių, kad būtų įdomesnis keliukas ir einam sutrumpinimo keliukais, kuriuo dabar atparodysim, kaip Maikas eina. Tai, kad mes rūpinamės ne tik savim, gal ir praeitume patys keliuką, bet mes rūpinamės kitais, kas eina kartu su mumis. Eidami keliuku sutikome draugus iš Italijos. Hello, friends from Italia. Hello. Ir dabar bandysim keltis šito keliuku į viršų. Laikas parodys, kaip mums seksis. Sustojom pasižiūrėti elniukų mažų. Paėmiau sunkesnę kuprinę Maiko, kad padėti jam lengviau judėti. Kaip sakoma, aš irgi džiaugsiuos, kai mano kuprinė sims, kai aš būsiu jo amžiaus. Prasakau aš dar vieną ratelį, tiksliau 3 ratelius. Laimiai, mes einamgi 3. Na tai bandome sustoti, surasti dabar nakvynės namus čionai. Ir tada pasivaikščiosim po šitą miestelį, pažiūrėsim, kaip atrodo būda vietinė šio miestelio ir grožybės aplinkinės. Apie šį turą, kurį mes einame, galiu papasakoti tik vieną, kad jisai, sakomas, kad jis yra baby trakas, iš tikrųjų jis yra labai lengvas. Jeigu eini savo ritmu, bet kadangi mums šį kartą einasi šiek tiek nusimušant nuo savo ritmo, nes mes kartu einame su žmogum, kuris yra šiek tiek vyresnio amžiaus, reikia labai dažnai sustoti, palaukti, paimti jo daiktus, padėti. Šitas dalykas šiek tiek kartais vargina. Bet aš džiaugiuosi tai, kad tai man yra tiesiog pamoka, kad kaip žmogus X amžiaus eina, man nesunku tikrai tada padėti jam tuos daiktus nunešti arba dar kažką, nes aš pats norėčiau tokio amžiaus vaikščioti į kalnus, važinėti po visą pasaulį ir jį toliau nagrinėti, toliau eksplorinti ir jame dalyvauti. Tai kad kelias yra su mažais iššūkiais, bet kurie, manau, mane dar padarys stipresnį. Nes tikrai parodo tai, kad tu turi visai judėti, visai daryti gimnastiką, sportuoti ir rūpinti savo kūnu. Nes tada ir tu galėsi judėti ir kitokio amžiaus, kaip yra Maikas. Tai kad va tai labai viskas tvarkoja, faina. Ir šiuo metu ką, aš turiu gražų vaizdą, šiltą namą, labai malonius šeimininkus, kurie pavaišino mane šilta arbata, dabar gamina maistelį. Ir aš fainai praleisiu vėl vieną naktį tarp kalnų, kur aš tikrai jaučiuosi labai laimingas, patenkintas savo gyvenimu. Ir rytoj laukia naujas įdomus keliukas, kuris atvers dar įdomius naujus man iššūkius. Pamatyti dabar, kaip aš juos galėsiu įveikti su savo jau esama patirtim. Nes patirtis tai tikrai irgi daug ką duoda, į daug ką reaguoja daug paprasčiau ir tai man padeda daug lengviau judėti mano kelyje. Tokiam, kaip pavyzdžiui šiandien buvo. Tai kad viskas labai tvarkoje. Taigi, bandau aš dabar lipti į upelį. Jisai yra tikrai tikras kalnų vanduo, šaltas iki begalės, sutraukia kojas, va tai va. Bet aš labai džiaugiuosi, kad dabar mano kojas atsišventins po šito viso kelio, dabar jos naujai gimusios ir aš einu velniop iš čia. One love. Štai dabar atėjo metas paragauti šitą momą, kurį jūs matėt dieną, kaip ruošia. Taigi dabar žiūrim. Vadutės kopušiukas, kurį ragavau dieną. Tai bus skaniausia momo, kurį valgiau iš visų. Nes čia su meilė pagaminta šitos močiutės rankom. Be galo geras. Džiuliai. Kokie pas tave įspūdžiai? Kaip čia buvo nuostabu, tiesiog nerealiai, jaučiausi tikrai kaip namie. Ir kai rašiau atsiliepimą, greitai peržvelgiau, ką kiti žmonės rašo. Ir visi rašo apie tai, kad jie jautėsi čia kaip pas močiutę namie, bet iš tikrųjų taip gera, taip šilta. Ir maistas nors jis kitoks, bet grinai kaip močiutės, jis pagamintas su meilė. Žinot, kaip blineliai, gali blinelius kepti tokius pačius receptus kaip močiutės ten.
Bet nesigauna, nes pas močiutę yra dar žiupsnelis meilės, kurį mes čia gavom. Buvo labai šilta, labai gera, pailsėjau labai gerai, miegojau labai gerai. Ir labai gerai, kad čia nėra nei interneto, nieko, nes iš tikrųjų gavosi tokia gera, šilta meditacija, kuri taip iki širdies gilumos sustabdė ir sušildė. Labai faina. O tokios emocijos. Tai, kad judam visi kartu į priekį. O mūsų laukia dabar įdomus kopimas į šitą kalniuką, nuo kurio jau mes pamatysim, aš manau, horizontą mūsų taško. Nes vėliau mūsų laukia jau tiesiog nusileidimas ir skani arbata. Mane atvedė šitą keliuką ir galiu pasigrožėti šitom grožybėm. Ir realiai pasikroviau labai stiprią energiją, tokią energiją, kad noriu sukurti jums kuo daugiau video, kad jūs irgi pasikrautumėte ir norėtumėte greičiau ateiti arba čia, arba į kitus kalnus, arba tiesiog pažinti kitus kraštus. Ačiū, kad jūs su manim. Aš jūs bučiuoju, jūs nors toli, bet aš jaučiu jūs visada. O štai ir atsivėrė mums nauji horizontai, kurie įkvėpia. O žinot kodėl? Nes kaip matot, mums reikės dabar judėti į apačią. Einam pasitiksim Iloną jau čia arti prie mūsų paskutinės viršūnės. Ilonėlė, o kurgi Maiką pametei? I'm so in love with you. You got me down again. Geras naujienas, mes jau nusileidėm nuo kalnų. Ir kaip matot iš mūsų laimingų veidų, maistelis jau laukia mūsų. Kelias buvo tikrai labai įdomus, esu labai patenkintas pamatytais vaizdais. Jie tokie labiau dykuminiai, kalniniai dykuminiai vaizdai. Tai kad man labai patiko, bei plius, aišku, tolumoje vis tiek matėsi labai stiprus tokie himalajiniai kalnai su sniegučiu. Vandai ir užkilsim juos. Tai kad šį kartą pamatėm tiek, ačiū, kad buvai kartu, laukiu iš tavęs laiko Maiko. Ir iki kito karto.